Leiskit pradėti etikos komisijos posėdį. Pirmininkausiu aš, tai pagal reglamentą, ir man padės Sandra Vaikelienė, sekretorė. Turbūt neprieštarausite. Sveikinam naują pirmininką ir naują sekretorę. Ačiū labai. Jūs su dienotvarke buvot supažindinti, aš dar kartą perskaitysiu Šiaulių mero raštą dėl tarybos nario Zakiro Medžidovo elgesio. Jisai, cituoju, per tarybos posėdį kovo 6 dieną, svarstant klausimą dėl Kosto Korsako gatvės pavadinimo pakeitimo, tarybos narys Zakiras Medžidovas viešai tarybos posėdžio salėje, vykstant tiesioginiai posėdžio transliacijai internetu, tarybos nario Juozo Pabrėžos adresu pareiškė: Juozui Pabrėžai noriu pasakyti, kad galimai gal kandonas esate. Aš esu padaręs ir garso įrašą, tą trumpą ištraukėlę, ir galiu paleisti, išklausyti. Tai jaus. Atsiprašau, čia man nebuvo garso tiek. Kodėl jūsų pasiūlymai atsiranda tada, kai aš jūsų pačių reikalavimai sunešiau tik geležinės klumpės, eik Zakirai padaryk, aš padariau, tai jūs paskui nepatenkinti dėl to, kad aš padariau. O Pabrėžą noriu pasakyti, tai jūs galimai gal kandonas esate. Taip. Tokiu epitetų vartojimas kito tarybos nario, išrinkto Šiaulių miesto gyventojų ir vykdančios savo pareigas atžvilgiu yra nesuderinamas nei tik su bendražmogiškos kultūros reikalavimais, bet ir su tarybos nario mandatu. Tokiu savo elgesiu įvartojimas epitetai Zakiras Medžidovas ne tik įžeidžia kitą tarybos narį, bet ir žemina visą miesto tarybą, o tuo pačiu ir tarybos narius išrinkusius miesto gyventojus. Tokiu epitetu Šiaulių miesto tarybos posėdžių salė yra girdėjusi nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Tokiu elgesiu yra viešai demonstruojama nepagarba ne tik tarybos nariui Juozui Pabrėžai, visuomenėje itin gerbiamam ir žinomam asmeniui, kuris ne vieną savo gyvenimo dešimtmetį atidavė Šiaulių miestui ir jo vardo garsinimui, bet ir visai visuomeniai. Toks Zakiro Medžidovo elgesys daro didžiulę žalą savivaldos prestižui bei griauna gyventojų pasitikėjimą visą jų išrinktą atstovaujamą instituciją. Kaip tarybos nario posėdžio pirmininkas negaliu toleruoti tokio žeidžiančio ir tarybos nario vardą žeminančio elgesio, todėl kreipiuosi į Šiaulių miesto savivaldybės etikos komisiją ir prašau įvertinti Zakiro Medžidovo elgesį. Savivaldybės meras Artūras Visockas. Tai čia yra kovo 7 dienos raštas. Norėčiau pacituoti tuo pačiu apie valstybės politiko elgesio principus. Valstybės politikas viešame gyvenime vadovaujasi šiais elgesio principais: pagarba žmogui ir valstybei, laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija ir teisė didinti pasitikėjimą valstybę ir jos institucijomis. Antra, teisingumas. Vienodai tarnauja visiems žmonėms, nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų. Sąžiningumas. Pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausio elgesio standartų, vengia situacijų galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenė abejonę priėmimą. Skaidrumas ir viešumas. Nekelia abejonių dėl sąžiningumo priimdamas sprendimus, taip pat pateikia visuomenį savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikosi atvirumo ir viešumo, išskyrus įstatymų numastytus atvejus, ribojančius informacijos atskleidimą, deklaruoja savo privačius interesus. Padorumas.
elgėsi deramai pagal einamas pareigas, vengė situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kuriais eina pareigas, reputacijai ir autoritetui. Vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos. Pavyzdingumas. Deramai elgesi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų. Nesavanaudiškumas. Tarnauja valstybei, visuomenės interesams, vengia tariamų ar tikrų viešų ir privačių interesų konfliktų, jiems iškilus imasi visų reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti. Nešališkumas. Neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politikos pareigas. Atsakomybė. Atsako už savo elgesį viešame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomeniai. Tai čia 4 straipsnis, aš jums pacitavau. Galvočiau, kad reikėtų jūsų pasisakymų, kad galimai Zakiras Medžidovas pažeidė valstybės politiko elgesio kodeso principus. Kokiu turėtumėt klausimų? Mes pritarėm mero raštui, kad iš tikrųjų buvo taip, kaip meras parašė, mes visi esame žaisti. Na va, tada mums reikėtų balsuoti. Atsiprašau truputėlį iš ankstesnės patirties tiesiog klausiu, ar mūsų etikos komisijos nuostatų nėra 2 etapai. Pirmasis pradėti tyrimą, antrasis tirti. Tai mes ir norėtume balsuoti dėl... Mes jau tyrime. Gal neišpradėti. Ar jūs pritarėt inicijuoti apkaltą, kad galimai Zakiras Medžidovas pažeidė valstybės politiko elgesio principus? Ir visus gal pirmininkas turėjo minti, nes išvardino, kad yra daugiau, tai pagrindė gal bus pagarba žmogui ir valstybei. Jūs kaip komisija nuspręsit šiandien, ar pradedam tyrimą, ar nepradedam dėl jo tokio elgesio. Neapkalta žodis, bet tyrimas žodis. Tyrimas, jo. Kiti procesai tikriausiai. Jeigu bus nubalsuota, kad šiandien tyrimas yra pradedamas, tai tada atitinkamai pagal visą tvarką bus kreiptas į Medžidovą pasiaiškinimams ir kitiems procesiniams dalykams. Kad jūs galėtumėte įvertinti jo, kodėl jis taip pasisakė, kokius motyvus galbūt turėjo, tai čia jau kitas žingsnis buvo. Taip. Ir jam pačiam suteiksim galimybę pasakyti. Taip, būtent. Viskas nuoseklu turi būti. Ar jis norės raštu atsakyti, o susitikti ir mums paaiškinti. Taip. Aš turiu klausimą, galima. Tai, o jeigu, pavyzdžiui, tiesiog Medžidovas nusprendžia atsiprašyti posėdžio metu sekančio tarybos, tai čia neatsiskaitytų tos klausimus už tarybos? Tai procedūriškai, manau, viskas taip ir būtų. Jisai turėjo laiko atsiprašyti iki šio momento, iki 14 valandos, ar ne? Ir taip, dabar jau mes sprendime, tai galbūt būtų turėję įtakos. Gal ir ateityje tai turės įtaką, bet ar mes dabar spėliosim, kas būtų, jeigu būtų. Mes turime dabar esamą situaciją. Mes ten ir susirinkom. Atsiprašymas tai yra viena iš formų, galimų. Greičiausiai mes jam ir pasiūlysim tą padaryti, ar ne, vėlgi spėlioju aš, ar ne, už visus. Aš manau, kad savo nuomonę lepteldamas, ar ne, bet tai tik tai spėjimai. Jūsų gali būti sprendimas priimtas, kad, tarkim, užtektų gal viešo atsiprašymo, jeigu jūs taip manytumėt, jeigu jis tą padarytų, bet yra kitas punktas numato, kad jūs konstatuot, kad jis yra pažeidęs šitą principą ir pats faktas niekur nedingtų. Taip. Jis ne tik, kad pažeidžia, jis galėtų ir atsiprašyti jo viešai, bet... Mes dabar ne apie tai kalbam, mes dabar kalbam, kad mes pradėsime tyrimą, o pradėjus tyrimą, tada ir išaiškės, kiek dar kitokių atvejų buvę yra ir tada mes nuspręsim, ar jam atsiprašyti, kaip buvo su Juozu Pabrėža, tarkim, tai ten iš tikrųjų buvo tiesiog žodžių žaismas. Šiuo atveju, čia gal kiti dalykai, bet čia bus jau po to, kai mes pradėsim tyrimą. Taip, tai tada reiktų balsuoti, ar už tai, kad pradėti tyrimą. Kas už tai, kad pradėti tyrimą, jūs sakote? Taip. Gerai.
kągi, kaip ir mes nusprendėm, vienbalsiai, taip. Ir bus pradėtas tyrimas, tada mes informuosim Medžidovą ir jūs apie tolimesnį reikalą. Aš po balsavimo norėčiau tokias. Kiekvienoje tikriausiai įmonėje, ar aš konkrečiai dirbu gimnazijoje, yra vadinami etikos kodeksai, ne? Tai kaip lygiai taip pat ir kaip valstybės tarnyba, ir tuo labiau mūsų tarybos narių etikos kodeksas yra. Dėl Zakyro šito pasisakymo visada žodis turi reikšmę, labai stiprią reikšmę. Ir tu jo negali vienaip ar kitaip interpretuoti. Tai aš tai galvoju, kad pirmiausiai buvo pažeisti du principai, tai pagarbos principas. Aš manau, kad ir kokią kitą tu nuomonę turėtum, bet tu privalai išklausyti, įvertinti, gerbti tą kitą nuomonę. Ir jeigu nesutampa tavo nuomonė su būtent, tai nereiškia, kad tu gali įžeidinėti. O man atrodo, kad reikia mandagiai visus argumentus, kurie tau atrodo teisingi, pateikti oponentui. Ir kitas dalykas, ką pažeidė Zakyras, aš taip galvočiau, kad tai yra atsakomybės principas. Vienas iš etikos kodeksų tai elgiasi sąžiningai, neiškraipo faktų, dalijasi aktualią informaciją ir atsakingai veikia socialiniuose tinkluose ir kitose viešose vietose. Socialiniai tinklai dabar yra labai populiarūs ir ten tikriausiai geopolitiškai galima šnekėti, ką nori, kaip nori ir su kuo nori. Labai gaila, bet aš manau, kad Zakyro atveju tai iš tiesų tai čia yra faktų iškraipimas, nepasidalinimas tam tikrą informaciją ir negebėjimas išklausyti kitos nuomonės. Tai aš manau, pažeisti yra du pagrindiniai principai, tai pagarbos ir atsakomybės principas. Ir aš manau, kad 4-2-1. mes pasielgėm teisingai. 2-4-1. 2-4-1. Ir aš manau, kad mes pasielgėm tikrai, kaip priklauso ir žiūrėsim, ką dabar tarybos narys Zakyras Medžidovas tai atsakys. Jo, bet to politikui turi būti būdingas diplomatiškumas. Jis turi būti diplomatiškas. O keiktis galima išėjus arba viduje. Tai štai mes buvom, ačiū, vieningi ir visi tą supranta. Taip, ir kita vertus, jeigu dar prisiminus, aš taip bandau spėlioti, kas galėjo išprovokuoti, pastumėti į tokiai, tai mano galva visi mes girdėjom, Juozo buvo tikrai labai taktiškas ir dalykiškas pasisakymas, argumentacija, kodėl nepalaikyti siūlomo sprendimo. Ir tai buvo labai, kaip pasakyti, atitinkantis būtent protokolinį reikalavimą, kaip jis išdėstė mintis ir tikrai nepastumėjo ir neišprovokavo Medžidovo kažkaip savo veiksmais taip elgtis. Aš manau, kad iš viso tas klausimas buvo labai ramiai diskutuojamas ir viskas buvo gerai. Bet kodėl taip yra, tai gal čia jau emocinis raštingumas kiekvieno žmogaus. Iš tikrųjų buvo labai geras pastebėjimas konteksto, mums būtų įdomu ir Juozą, kitą kartą pabandyti paklausyti, Juozas kalba ar ne, ir ten ne iš karto, ten už kokį 10 minučių pabaigė klausimą ir tenais įlėkė. Jo visai baigė. Tai, kad sakyčiau, momentiškai užsidegė žmogus plykstelėjo, ne, jis išklauso, paklausykim, dar įdomu tam posėdį, kai kitą kartą rinksimės, išklausykim, ką Juozas kalbėjo dar kartelį. Jo, jis turėjo pasirašęs, tas raktas, kuris gražiai išdėstė. Kažkur tai perlenkė toje vietoje ir aš šitos nesugalvoju, ar ne, tai yra argumentuota kalba ir ten čia tarsi specialiai plikstelta, toks man tas keistumas tos reakcijos. Suprantu, būna momentiškai, šitą emocingai kažką žmogus padaro, tu gali suprasti, bet jis tada šį pagalvojęs ir atsiprašo po to. O čia yra tam tikra pauzė ir po to toks, o dabar plikstelsiu, kam taip, kodėl šitai daryti, nesumetu šitos visos aplinkos. Bet galima atsiprašyti iš karto prieiti ir pasakyti, ką aš čia padariau, kažkokią nesąmonę. Aš tai galvoju, kad tai buvo planuotas pasisakymas ir... Aš galvoju, kad kažkaip tai labai... Kadangi, kaip pats sako, po gana nemažos pauzės, būtent baigiantis posėdžiui, įkirsti kaip kažkokį gelonį. Supainėjau skaičius.
Tyčinis veiksmas. Tai va, tai prijunkime Vytautą prie mūsų posėdžio ir jisai, Atsiprašau, kad pavėlavau. mes jau balsavom, tai jūs, Nieko. tai jūs arba už, arba prieš, Pradėti kad pradėti tyrimą. apkaltą. Pradėt tyrimą. Bet aš manau tada gal kaip Jo, čia ne apkalta, čia komisijos narė tyrimas. pasiūlė dėl galimai dviejų principų, ar ne? Visi sutinkat, kad mes tada tame rašte... Čia yra mano tik pasisakymas. Bet kaip ten aš- daugiau jų yra. Ar galima man šitą raštą, nes man pirmas buvo dėl žmonių ir čia dar Čia visa eilė yra ir jie turbūt... atsakomybė už savo elgesį Taip, viešam taip, gyvenime. taip. Atsakomybės principas taip pat buvo. Tai va minėjo atsakomybės principas ar ne? ir pagarbos žmogui, tai yra du Taip, pagrindiniai du. principai. Aš tai galvoju, kad du pagrindiniai. Jo, atsakomybės ir pagarbos. Aš tik perskaičiau visą, o daugiau tai mes... Taip ir traktuotumėm, kadangi galimai yra pažįsti šitie du principai, komisija priima sprendimą pradėti tyrimą. Viską darot, kad nubalsavot visi vieningai. Taip ir Vytauto balsas. Pridėti. Tai va, tai Tai tada... va, tai ačiū tada. Tai ką?